kūno kalba. Kada tik Mozė laikydavo iškeltą ranką, Izraelis buvo pergalingas. O kada tik jis ranką nuleisdavo, Amalekas buvo pergalingas. Išėjimo knyga, 17 skyrius, 11 eilutė. Izraelis kovojo su Amaleku, klajodamas dykumoje. Tai buvo nepatyrę kariai, buvę Izraelio vergai. Neturėjo karo patirties. Mozei tai buvo aišku, kad turi įsikišti Dievas. Taigi jis užlipo į kalną kovoti maldoje, dvasinėje kovoje. Kova žemėje vyko būtent taip, kaip maldos kova ant kalno. Tuo metu žmonės maldavosi, iškėlė rankas. Kai jas nuleisdavo, malda baigdavosi. Ši rankų laikysena reiškia maldą. Apie tai galvodamas radau Biblijoje daug parašyta apie kūno kalbą. Aš taip pat niekaip negaliu įsivaizduoti, kad Jėzus kietu ir šaltu veidu būtų kažką aiškinęs žmonėms. Arba nutildant audrą. Ar Jėzus nutildė audrą nekiek nesijaudinęs, nepakeldamas balsą ar ranko, kad išgąsdintų audrą? Aš manau, kad Jėzus veido išraiška buvo atvira, draugiška ir kviečianti. Kartais mes sunkiai parodome savo jausmus. Tačiau Biblija mus drąsina tai daryti. Dievui patinka, kai šlovindami šokame pagal muziką. Jam patinka, kai mes džiaugiamės, šokime ir juokiamės. Jam patinka tai, kai maldoje veido išraiška bei gestais išreiškiama tai, ką galvojame ir jaučiame. Mes esame gyvi, nesame kažkokie negyvi rieduliai ar ledo luitai. Kaip tave veikia Evangelija? Ar jis skatina atrodyti kietą, be emocijų? Pažiūrėk į modelius, pristatančius drabužius. Jie atrodo labai šalti, be jokių emocijų, tarsi robotai. Pažvelkite į berniukus, kokie šalti, beveik jokių emocijų ir silpnumo. Mes norime vėl išmokti parodyti savo džiaugsmą Jėzumi. Giesmėje, maldoje, pamoksle ir dar daugiau. Kasdieniniame gyvenime mumise turi atsispindėti išgelbėjimas. Mes norime būti linksmi ir tokie atrodyti. Taip, Jėzau, noriu atverti ir parodyti savo jausmus. Žinoma, tuomet mane gali įskaudinti, bet aš noriu tau parodyti savo džiaugsmą. Aš noriu patraukti kitus prie tavęs, džiaugsmo šaltinio. Viešpatie, padėk man išeiti iš savęs, dainuoti ir šokti. Yra pakankamai priežasčių su tavimi džiaugtis. Amen.